Na va, dabar paspausim 5 mygtuką, Janina. Rimutė, aš paspaudžiu. Janite, čia samariečiai. Gerai. Keliskart per savaitę samariečių lankomos Vilnietės Janinos šeima be savanorių pagalbos sunkiai išsiverstų. Sveikutė, ligoniukai, kaip laikotės? Ir kačiukas pasitinka visą šeimą, o mes irgi nepamirštam aplankyti. Gal kur galim užeiti, mes čia lauknešėlį atnešėm. Prašom, ačiū labai. Visuomeniai naudinga veikla be atlygio laisvalaikiu užsiima trečdalis lietuvių. Tai mes atėjom, jums lauknešėlį atnešėm, kad greičiau pasveiktumėt, laukiam. Visada genukė tai apsilanko pati, su mamytė ateina, taip. Davinuko močiutė, kad serga, tai mes dabar ateinam pas jūs. Tiem žmonėm, kuriem sunku gyventi, labai yra tiesiog išgelbėjimas. Nes jų darbas, ta veikla, tai čia yra nepakeičiamas dalykas. Mums, pavyzdžiui. Savanorystė Lietuvos gyventojams vis dar pirmiausia asocijuojasi su socialinė pagalba. Tenai mes pasiėmėm labai daug maisto ir ten mama už mačiutę dar pasirašo, todėl kad mum abiem ten duoda visam trim ir viskas. Daugiau kaip 2/3 niekada nesavanoriavusių Lietuvos gyventojų tvirtina norintys prisidėti prie visuomeniai naudingos veiklos, tačiau pasigendantys informacijos ir kvietimo prisijungti. Dvejojančiuosius savanoriai ragina gerų darbų neatidėlioti. Na ką, tada sėkmės. Iki sekančio karto sveikite ir būtų daug geriau, kad ateitumėt pačios. Gerai, ikiukas. Iki sėkmės, ate. Gal gyvenime ir pačiai teko išgyvenimo, kada tau padeda, supranti, kad ir padeda, ir tu pats atsistoji ant kojų, tada norisi ir kitam padėti. Vienas pats nuo šeimos savanoriauti nelabai, todėl kad reikia ir po darbą, ir prieš darbą, ir suderinti darbą su visuomeninė veikla. Tai nėra lengvas darbas. Sunkumų iškyla suderinti su savo asmeninė veikla, bet kai yra noras, tai viską gali. Visuomeniai naudinga darbą be atlygio reguliariai dirba 140 milijonų pasaulio gyventojų.